Nu ką, sveikučiai atvykę jau net į 8 su Jetta į Paryžių seriją. Kelionė po truputį juda link pabaigos, nors tą patį sakiau jau ir praeitoj serijai, bet dabar iš tikrųjų judame link pabaigos. Nežinau, ką daugiau ir pasakyti. Aš esu gaudis. Čia mūsų Jetta. Jungiam, žiūrim, ką mes nuveikėm. Dar taip pat mūsų etatinis komentatorius parašė, kad Jetta su spoileriu. Turime Jetta su spoileriu. Aišku, čia orai tokie šudini, kad vieną dieną pavasaris, kitą vasarą. Trečią dieną jau ruduo, tai purvina Jetta, bet va spoileriukas gražus, viskas su išlinkimais, pūkšt. Čia gražiai sueina, čia išsilenkia, čiūkšt, gražiai naina. Va taip. Tai ačiū už pastebėjimą, jo, su spoileriu. Kažkoks pašalinis garsas atsirado. Langų šitą toniruotė, tai superinis dalykas. O, kaip užtamsina. Atsirado bildėjimas. Ir gan garsus bildėjimas. Sustojau. Opa! Va taip va. Nejaugi dar vienai vietoj nupulo. Tuoj pamesim išmetimo bakelį. Galinė. Kas čia kur nuplyšo? Nu gerai, juokinga, Jetta toliau meta svorį. Stebėkit. Lyja lietus, aš va čia atsiklaupęs. O. Ieškau, nesuprantu, tai kuria čia vietoj, kas atsikabino. O, nupuvo va štai čia va. O, dėl to visas šitas laisvas. Turbūt, kad šitą mums jau nebeprireiks. Bet, o kaip pritvirtinti va tavo? Norėjot kontentą, turi kontentą. Tvarkymai. Emilius žaidžia. Ko jis tvarko, tik oras nekoks. Pažiūrim, kas ten vyksta. Varėme degalinę artimiausią. O, Zeteškės viską tvarko. Žinau, kiek laikys, bet bent kažkiek ryto važiuodamas reikia labai spėti iki viešbučio. Šiandien paklausom, koksai garselis. Atlaikė 200 metrų. Suka, nu. Einam pas furistus klausti, gal turės vielos kokios. Atėmė iš manęs vairalasdę. Dabar jinai gaziulina. Keliaujam toliau, nebe tiek daug ir liko iki Čekijos. Nu ką, kaip suprantu, welcome to Čekija. Ne, va, ten va, dar mes Vokietijoje. Va, dabar kirsime tiltą. Ir bus Čekija. Welcome to Czechia, Česká republika, Vienas. Gaziulina. Straight pipe in a Jetta. Atvažiavome į Čekiją,
Negalėjom nesustoti prie tokio automobilio, atvarėm į parduotuvės, kol staigiai stojai prie Široko GT2. Nice. Va, išsimiegojom, toksai viešbutukas, visiškai šūdinas, papasakosiu biškį vėliau. Toks atvaizdelį, koks čia viešbutukas, čia pas kažkokį žmogų apsistojom. Tokį va vaizdelį turim, statybas visokias. Ir man šitas patinka užrašas. Tepelna čerpadla. Juokinga ta čekų kalba. Kol Gaudis tvarko džetą, tai mes sugalvom su Emiliu ateiti į zoologijos sodą, pasižiūrėti pelikanų, liūtų, gamtos, ane? Taip, parašyta kažkas čekiškai. Gerai. Va tokių va turim eksponatų. Čekija be like. Škoda. Atėjom šikšnosparnį pažiūrėti. Šiek tiek žuvyčių. Čia draugauja, šitas iš viso vaikščiojo. Čia ta. Tai vežliukas eina. Labas, ką tu? Tas kryperis biški. Šitas taip gražiai valgo. Kas čia? Kas čia per padaras? What the hell? Oh my god. Pasižiūrim kitą juostą. Škoda. Škoda. Gal kažkam dar Škodų? What the hell? Oh my god, kas juokingas? Tai yra skruzdėda, Emilė. Žiūrėk, kokia labas skruzdėda. Labas. Nu, pažiūrėk. Pamatėm kažką įdomaus. Krokodilą. Kas Emilijai labiausiai patinka, tai gyvatės, ne? Šita žalia. Žodžiu, gyvačių mėgėjas. Matai? Aha. Kas čia? Kas čia? Vuonai. Aha, čia vabalai. Babalai. Ir važiuoju pažiūrėti. Ir čia? Tu va. Nu, ką čia matom? Va, žiūrėk, Emilė. Va. Va. Kulatė. Čia Mhm. vieną zapatę. Taip. Einam toliau, mama. Einam. Kas čia? Kas čia? Žuviai, mažiukai. Žuvytės. Va, dar žiūrėk vieną gyvatę. Dar Va, žiūrėk, kokia didelė. Matai? Einam. Kas yra tau baisu?
Na ir pasakykit, kad šimpanzės neatrodo kaip žmonės. Tuo prasme, visiškai. Kaip tiesiog senukas pavargęs. Pasiėmėm atsigerti, žiūrim į avytės, į ožkytės, ne? Skanus gėrimas, Emilė. Jau aš pasiėmiau kavos. Emilė, pasiėmė tokį. Einam, apsižiūrėsim, ką čia turim. Matėm kiaulių, arklių, karvių. Taip? Kažkaip negalvom, kad toks didelis ir visą laiką reikia kilti kalną. Tai aš visą laiką pranešiu Emilį. Ne? Pas mamą, papa buvai. Na, tai dabar mėgaujuos to, kad jisai nešasi savo kokteilį, o aš galiu tiesiog normaliai palipti į viršų. Škoda, škoda, škoda. Škoda. Dar nesuradom žirafų, nes kažkaip galvom, ėjom per tas pačias vietas po kokius 3 kartus ir galvom, tai kaip mums užkilt, o čia pasirodo į kalną reikia užkilti, tai užkilom į kalną. Į viršų ir bandysim ieškoti ir žirafų, ir meškų, ir vilkų, ir tigrų, ir viso kito. Na ką, mission accomplished. Pamatėm vilkus, bent jau vieną eksponatą, kurį tikrai norėjom. Nu ką, pamatėm savo antrą tikslą. Meškos. Panašu, kad radom žirafas. Velniškas greitis, velniškas greitis. O, taip, radom žirafas. Valio! Škoda, 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 škoda. Škoda, škoda, škoda. Ne. Painam toliau. O, škoda, škoda, škoda. Ten toliau raudona Kodiakas, škoda. Kaune nepamatėm žirafų, tai bent jau čia pamatysim. Na, čia jau kažkas tai įdomesnio. Nelipkim. Kas čia? Nori pakelti tave? Praeiname pro krūmus. Škoda. Ir dar viena škoda, dar viena. Va, kokios žirafos. Valgo. Lemba dideli gyvūnai. O kas čia gazidriulina? O, rytinė škoda. Škoda, škoda, škoda. Vis dar tas pats parkingas. Škoda, 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 škoda. Ten 2 škodas, ten 2 škodas, ten 1 škoda, ten 1 škoda ir ten 1 škoda. Nu, nice. Ten nuvažiavo škoda ir atvažiuoja škoda. Man visai patinka. Nu ką, žodžiu, turim tokią situaciją. Vakar važiavome į Čekiją iš Vokietijos, tai mes esam gan netoli sienos. Šiandien Robertina nuėjo su Emiliuku į muziejų didelį, praleido ten virš 2 valandų. Neskubėjo savo, ne į muziejų, į zoologijos sodą. Nu, sakau, viskas, gal jau reikia važiuoti, nes Robertina Zakopanė viešbučius užsakė. Susidedu į Veizo adresą, rodo 9 valandas kelio. Dabar mes turim be 15:03 vietos laiku, 9 valandos kelio, jeigu važiuoti be sustojimų. Tai mes tam būtume be 15:12 nakties, jeigu niekad nestoti. Nestoti tualetus, nestoti palsėti, nestoti kūro, nors mums jo tikrai reikia. Tai nu maladėts.
Tai Vis tiek tu mane myli. sunkvežimis važiavo, tai nusipirkau Energiako. Nu ir ką, nusimato, ne 9 su sustojimais, su viskuo, bent kokių 10 valandų kelionė. Maladėt, gerai užsakei viešbutuką. Sako, biškutį daugiau pavažiuosim šiandieną. Jis zysia, kad labai nori važiuoti. Aš neturėjau omenyje 10 valandų kelionės. Man rodė 6 valandas tą patį Taip. atstumą važiuoti. Tau rodė 6 valandas Google'as be jokių kamščių ir be nieko. O su kamščiais, su avariam, su visko 9 valandas kelią, be sustojimų čia. Ką, važiuojam, Jessica? Važiuojam čia. Nepatinka, kad filmuoju. Gražu. Va. Kalnai visur, priartinti reikia. Va. Prašau. Klausimai ir atsakymai. Tai šį kartą Danielius klausė, kiek laiko planavotės kelionės, kokias programas naudojate, kiek tai užtruko, bla 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 bla. Tai atsakymas labai paprastas, kelionės maršruto planavimui naudojame Google Maps'ą, susidėliojame tiesiog taškus, kur norime nuvažiuoti, ką norime aplankyti, susidėjome į Google Maps'ą ir žiūrėjom, kur veda. Ir tame tą pačią dieną šaunam į Vokietiją, į Wolfsburgo miestą. Po Wolfsburgo sekantis sustojimas yra pusiau Olandijai, pusiau Belgijai. Nežinau, ką norėjau pasakyti. Nu, tiesiog pasigūglinkit. Po Berlyną savo šaunam į Briuselį, Dinozaurų muziejų. į Dinozaurų muziejų. Paryžiui pabūsim bent 2-3 dienas, kad pajusti tą Paryžiaus atmosferą. Susižymėjus per Google Maps'ą, kiek preliminariai užtruks nuvažiuoti, dar taip pat jungiamės Veizą ir per Veizą tikslinomės kelionės laiką, maršrutą, pro kur veda, kur yra kelių remontai, kur nėra kelių remontų ir panašiai. Kiek laiko užtrukom, iš tikrųjų tai planavomės apie savo grubiai turbūt apie savaitę, nes tiesiog planavomės neskubėdami, žiūrinėdom, ką galim aplankyti pakeliui važiuojant, kur sustoti, kur nestoti. Tai tiesiog savaitę laiko, taip grubiai su pagalvojimais, lėtais pamastymais, pasvarstymais, susidėliojom maršrutą, o po to važiuojant jį dar kelis kartus ir pakoregavom, nes tiesiog nuvažiavę į vieną vietą supratom, kad gal čia nelabai norim būti, gal ten nevažiuojam, gal pavažiuojam kažkur kitur ir panašiai, nes mums tiesiog spaudė 2 savaičių laikas. Kitas klausimas, DDD5869 ar kažkas tai tokio, klausė, kodėl YouTube'as trynė tavo kanalus, taip ir neatsakei. Tai atsakymas labai paprastas. Pirmą kanalą, kai sukūriau, padariau didelę klaidą, nusižengiau YouTube taisyklėm, po kitų video kūrėjų vaizdų įrašais pareklamuodavau savo kanalą, keldavau nuorodą ir sakydavau, ei, hebra, aš irgi panašiai keliavau, panašiai mašiną turiu ir panašiai. Užsukite pas mane į mano kanalą, pasižiūrėkite video. Tai keletą kartų tai padariau, nusižengiau YouTube taisyklėm, nes tu negali savo kanalą reklamuoti po kitų video kūrėjų medžiagą ir gavau baną. Tai pats kaltas, viskas ok. 2., 3. ir 4. kanalas, niekaip negalėjau išsiaiškinti, kas vyksta. Po to, pačioj pabaigoj, supratau. YouTube'ą dabar valdo AI-us, dirbtinis intelektas. Jisai tiesiog pamatydavo mano veidą, balsą ar dar kažką neįsivaizduoju kaip ir tiesiog pupunkšt ir kanalą nukepa. Tai vieną kartą nusižengiau taisyklėm, užbanino mano kanalą ir gavau tiesiog baną, nebegalėjau daugiau kurti, nesvarbu kiek naujų kanalų sukurčiau, iš kokių įrenginių, iš kokių IP adresų, iš kokių šalių, kaip be pavadinčiau, jeigu mane pamatys tunkšt. Tai bet dabar atėjo 2025, baniukas nuimtas ir važiuojam publiką, 8 serija. Tai ir važiuojame Prahos aplinkkeliu. Į ją nesuksime, nes laukia ilgas kelio gabalas. Šypsisi. Juokės Robertina gaisiau, bet laukia ilgos. Bet važiuojam pro Prahą. Nu, man patinka čia, kai užsakė PRC modeliuką pasižiūrėti. Škoda Octavia kitos spalvos. O, Škoda 100. O, Škoda Favorit. O, kitokios spalvos Škoda Favorit. Labai nice. Nu gerai. Pažiūrim troleibusą. Ar tik tai nebus Škoda? Sustojame į Europarką apsipirkti, nes kaip tu važiuos nepavalgęs. Žodžiu, ką noriu pasakyti, šitus pirkau tokius dalykus tinkliukus galų ir jie žiauriai pasitvirtino. Aš mačiau, kad ne vienas žmogus važiuoja, atsidarai duris, užsidengi ir viso, nebekaitina saulė. Ir ta prasme gaunas kaip tonuoti langai. Ir jie iš tikrųjų gerai tonuoja. Va. Atrodo, kad su tamsintais langais važiuoja. O
iš vidaus viskas gerai matosi. Nu, čia dar kadangi prieš šviesą žiūrim, tai dar labiau matosi, o šiaip kai važiuoji pavės arba kai saulė tiesiai nešviečia, tai nu, iš tikrųjų žiauriai gerai užtamsina langus. Tai aš pagalvojau, kadangi mes tokie biškutį gangsteriai esam, biškutį prieš taisyklės ir šiaip su šitą mašiną išsiskiriam, nes pusę Europos apvažiavam, nei vienos džetos nemačiau portą mano draugo Lenkijai, tai mes ir taip krentam į akis. Kitas dalykas, važiuojam be išmetimo, tai visi atkreipė dėmesį, tai biškai paeisim prieš taisyklės, nes pirkau dar vieną komplektuką, šausim ant priekio, kad biškai būtų daugiau privatumo, kas važiuos nebematys, kas sėdi viduje, nu ir mažiau saulė kaitins, tai išbandom. Dar vienas klausimas, kurio susilaukiau, ar parduodi džetą. Tai this for you, my friend, this is a very good deal, good investment, 5,000 euros and this car is yours. O šiaip tai neparduodu aš jas, come on, tai dar kažkur pakeliausim, gal šią vasarą kažkur kokį Italiją šausim ar panašiai, o dabar ir su spoilerėksu viską, graži mašinytė. Tai atsakant į klausimą, ar parduodu? Bye Čekija ir hello Slovakija. Kur ženklas Slovakijos? Slovensko. Vėliau, kai varau. Apyto, tai negadėk. Ir tada, kai dažuoju mus Stepanos, bet jiems severa vieta, nes alevina pacanų, surenku rajoną ir nuvežu į miestą, lai pasižiūri į šią krekščių fiestą. Kas čia juokinas, man? Na ką, Lenkija? Aišku, nelabai matosi. Kas? Buvo Laputė. Laputė buvo. Na ką, važiavom iki Zakopanės liko... Nefilmuoju aš žmogaus. Iki Zakopanės liko gal 20 kilometrų. Turime 12 nakties ir Zakopanė pasiekta. Atvažiavome į viešbutuką. Šaunuolė, nuostabiai atlaikė. Tai dabar reikia atsinešti visus daiktus ir pasižiūrėk, kur mašiną pastatyti, nes Lenkas per 2 vietas pasistatė, aišku, Lenkas nebūtų Lenkas. Tai dabar čia, aišku, nieko nesimato, bet bent jau iš reviusų turėtų matytis kalnai iš viešbučio. Čia girdžiu, kad teka upeliokas. Tik tai, kad čia šalta. Atvažiavome iš ten, kur šilta. Čia +8. Aš va su šortukais, su trumpom rankovytėm kažką. Iškutė vėsoka. Gaudis sugalvoja vis dėlto, kad aliejimus varoma mašina. Tai aišku, 20 litrų paėmėm, tai gaunas po eurą 13. Gerai. Eik. Nu ir kaip tu į Lenkiją atvažiavęs, įsipilsi aliejaus. Tai nusipirkome iš Bedronkos akcinę 20 litrų aliejuko. Reikia susipilti. Ir po to biškai dar ir dizeliuką užpilsim, sumaišysim pem. Važiuojam. Tu negali sakyti, kad aplankei Lenkiją, jeigu neužsipyliai
Aliejus. Nu, vat ir supylėm. O, dar lašiukas liko. Iškep laistį. Na, viskas, užsukam. 20 litrų supilta. Dabar gražiai susidėsim bagažinę ir prisipilsim dyzelę. Nu ką, welcome to Slavensko dar kartelį. Išvažiuojam, varom ieškoti didesnių kalnų. Nu ir serijos užbaigimui. Širdingai dėkoju visiems, kurie žiūrite mano serijas, kurie mane palaiko ir kurie esate paspaudę prenumeruoti mygtuką. Kas nėra paspaudęs, paspauskite, jums tai užtrunka tik tai kelias sekundės, o man tai yra be galo svarbu. Ir ką, vienoje serijoje padarėm, mums pavyko, padarom dar kartelį. Tai žodžiu, įkeliu šitą seriją, jūs ją žiūrite antradienį, jeigu iki penktadienio surinkam 800 prenumeratorių, metu seriją penktadienį ir nereikės jums laukti antradienio. Tai kad pabandom, na žinau, kad jums pavyks, tikrai pavyks. Tai va, čia buvau aš, Gaudis, čia mūsų gražuolė Džeta. Mes jau nuvarėm į Paryžių, dabar beliko tik tai grįžti. Susimatome, manau, kad penktadienį. This is for you, my friend, very good deal, only 5,000 euros, very good car. It's big investment. If you want to buy this car, my friend, it's a good price. Only 5,000 euros. It's only for you, my friend. Good opportunity. Very good car. Up, 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 up. It's a very, very fast car. Nu ką, dabar mes biškai gaziulinsime. O, tokia va traselė smagi. Va ten va, 2 km 600 metrų. Nu, bepratiška, ką aš galiu pasakyti. Susiradome draugą su savo lietu. Nu ką, lietuvėlė.